Sveiki, aš esu Agnė Kulitaitė, pažinčių ekspertė ir laidos Pasakyk man taip vedėja. Čia Palanga, kur žmonės šildo ne tik saulę, bet ir aistros bei karščiausi jausmai. Netrukus išvysime vaikiną ir merginą, kurie bandys susipažinti. Kuo baigsis šis aklas pasimatymas? Sveiki visi, esu Ema, man 30 metų, esu iš Žemaitijos, bet šiuo metu gyvenu Vilniuje ir nuolat keliauju po Lietuvą. Yra tokia frazė, kad kartą pabandęs negaliu sustoti, tai tada dar labiau pradėjau gilintis ir man šiai dienai labiau aktualu yra kino vaidyba. Atrodo, nėra to tinkamo partnerio, tai gal yra dar nelaikas, gal tas princas ant balto žirgo dar per kokią dykumą eina, kaip sakau, ir nedaina. Sveiki, mano vardas Edgaras, man yra 27 metai ir aš atvykau iš Kauno. Galiu būti ir romantiškas, galiu būti ir tylus ir ramus, labai priklauso, kas šalia manęs būna, koks žmogus. Nes jeigu tas žmogus aktyvesnis, tai aš irgi galiu būti aktyvus, bet jeigu tas žmogus ramesnis, aš galiu labai nusisodinti ir sėdėti, žiūrėti televizorių ir aš vis tiek vaibinsiu, nes man smagu. O jeigu mergina man pasakytų ne, tai nebūtų pasaulio pabaiga, ta prasme, ne pirmas ir ne paskutinis kartas turbūt. Aš labai laiminga, nes skelbiu dar vieną pasimatymą, kuris galbūt virs į antrą. Labas. Labas. Kodėl taip ilgai? Galvoju, kaip čia nustebinti. Ko vardu? Labai gražus vardas, 3 raidės. Spėjau, koksai nors Ema. Iš kur žinai? Nežinau, atspėjau, pataikiau. Nu, skolo iš šampaną aš tau. Okay. Visai įdomu bendrauti yra su žmogum, kai tu jo nematai, kai tu jo, kai tu tik tais girdi balsą ir tu visiškai negali susidaryti jokio vaizdo galvoj, nes tu tiesiog bendraudamas, ta prasme, tu nesidarai jokio vaizdo, nematai to žmogaus ir nepriimi kažkokių nebūna to pirmo įspūdžio. Veganas, ne veganas? Oi, esu buvęs mėnesį laiko, labai valgyt norėjau tą visą mėnesį, taip pat to persigalvojau. At pas tai žiūriu, geras humoro jausmas jau. Ačiū. Nebėjai ir iš kitų pasijuokti? Labiau mėgstu iš savęs juoktis, nes kiti būna užsigauna kartais. O, čia labai pliusas iš savęs ir aš galiu. Daug smagiau iš savęs juoktis, tada gali su visais juoktis. O kai juokiesi iš kito, tai dažniausiai vienas. Man Edgaras pasirodė charizmatiškas, žaismingas, turintis fainą humoro jausmą. Gerai, pasako, kaip tu dabar mane įsivaizduoji? Įsivaizduoju, kad tavęs visur daug. Įsivaizduoju, kad... O vizualiai kaip aš atrodo? Nelabai žinau, pagal kokius kriterijus dabar čia bandyti, kaip čia apibūdinti tave. Nu, ūgis, sakykime, koks 1,70 m gal. Plaukų spalva. Tikiuosi juoda. Akis? Akis. Iš balso girdžiu, kad akis gražios pas tave bus. Nu gerai, katės akis. Tai nors į akis, tai... Tai naktį gerai matai. Tai aš, ko nereikia, irgi matau. Nu va, čia jau gali būti minusas. Koks minusas? Visur pliusai. Svarbu akyse, kad nekryžiukai būtų. Žinai, aš pagalvojau, kad tu taip kalbi, tai... Nu, man toks įspūdis susidarė, kad tu esi garbanotų plaukų. Na, labai panašiai iš tikrųjų, beveik nedaug trūksta, dar gal biškį paaugs ir susigarbanos gal. Su plačia šypsena, su gražia šypsena. Ačiū, čia spėjau pataikiai šitą, nes mėgstu daug šypsotis. O tu mėgsti šypsotis? Ir sėdi atsipalaidavęs. Jo, aš čia praktiškai guliu beveik iš tikrųjų, čia tokie du dar būtų pasikeltų kojas, tai čia galima būtų ir pagulėti. O tu šypsotis? Esi aukštas, koks 1,80 m. Tiksliai atspėjai, kaip aš tavo vardą pataikiau, va taip ūgiai pataikiai. Sio, einu palaidos į aiškiaregės. Matau, kad klausimų daug išsisprendėt, atsakymus abu gavot, bet pagrindinis klausimas taip ir išliko. Kaipgi vienas kitas atrodot? Nu, važiuojam. Ar smalsumas verda, kunkuliuoja
Man smalsumas verda tik dėl to, ar tikrai aš jo nežinosiu. Tai ar pasiruošę? 1, 2, 3. Labas, nematau tavęs dar. Dar nepranyku šydas. Labas. Labas. Edgaras. Ema. Malonu. Kai jau atėjo momentas ir pamačiau Edgarą, nors aš dar pati buvau užsidengus, bet kai pamačiau, tai realiai šiek tiek panašiai įsivaizdavau. Aišku, tik plaukai, aš kitaip įsivaizdavau, galvoju, kad bus garbanis. Geras humoro jausmas tavo. Ačiū. Blemba, aš tai biškai stambesnį įsivaizdavau. Stambesnį? Čia komplimentą kaip priimti, ar čia priimti kaip, kad reikia pavalgyti man dar? Taip ir maitinti reikia. Prieš pasakant lemtingai taip arba ne, mūsų dalyviai savo pažintį pratęs prie Utenos Radler nealkoholinio stalelio. Štai tai jau gali pilti. Atsigerti? Tai taip, tai ką tu čia pastatė ir negali pilti. Tai čia atnešia. Kiek tau pilti? Gal jau užtenka. Užtenka. Paskui iki Vilniaus nedatrauksiu. Vairuoji pati, ne? Vairuoju, bet šiandien vairuosiu traukinį. Vairuosi traukinį? O, čia geras. Tai čia viena iš tų tavo veiklų, kur daug tavęs yra? Mano dienos, mano naktis. Traukinis vairuojantis? Ne, dar nevairuoju, bet mąstu apie tai, gal reikėtų. Tai taip ir nepasakytų, iš tikrųjų, ką tu veiki konkrečiai, jeigu, sakykime... Keliauju po visą Lietuvą ir manęs visur kartais būna per daug. Bet čia labai abstraktu, ta prasme, bet tu keliaudama vis tiek kažką veiki, gal filmuoji, galbūt, ta prasme, kažko... Jo, filmuoju iš traukiniaus, jo, ar pati filmuojuos, tai faktas. Tai faktas, aš dirbu kaip traukinį palydovė. Tai praktiškai išmaišys visą Lietuvą. Tai jeigu tiksliai supratau, čia kaip būna lėktuvose tas stewardesės, tai čia traukinį parašė. Jie stewardesai ore, palydovai ant žemės. Tai aš renkuosi ant žemės, nes kaip juokais pasakau, jeigu jau kristų, tai bent aš tikimybę gyvensiu. Net nepersniausiai pats esu keliavęs traukiniu ir net netkreipiau dėmesio, kad toks dalykas yra kaip traukinių palydovės, tik tai žinau, kas yra ateina patikrinti bilietėlį. Nežinau, ar čia tas pats žmogus ar ne, ar tai daro tą patį ar ne. Bet jo, tokia įdomesnė specialybė. Neturiu nei vieną pažįstamą, kas dirbtų traukinio bet ko iš tikrųjų, kas su traukiniu susiję. Palauk, multimedija, tai čia kaip operatoriaus sritis ar Šiaip multimedija yra ganėtinai plati sritis, tai gali būti, sakykime, tiek operatorius, tiek, sakykime, tas, kas režisierius, tiek tas, kas garso takelius. Tai yra absoliučiai viskas. Tas galutinis produktas, ką tu matai ir visi, kas ten į darbą įdėjo, čia yra multimedija. Tai va, bet šiaip jo labai... Šiaip įdomis rytis, likimas taip pat siuntė tiesiai su viena mintim, kur aš ėjau ir turėjau vieną idėją ir galvoju, kur man ras panašų žmogų. Pas manęs tų minčių yra be galo daug, tų kūrybinių minčių, bet kadangi jis pasakė, kad mokinas ir užsiema multimediją, tai aš tai pagalvojau, jeigu ne vaikinas, tai gal bus partneris, kolega kažkiems kūrybiniams darbams. Ir aš kūrybinę vieną mintį turiu. Ok, įdomu. Bet čia kaip dovana tau būtų surprizas, ta mintis susijęs 3 merginos. 3 merginos? O viena iš jų būsi tu? Tai aš čia nebūčiau. Supratau. Kaip sakai irgi, tai mėgstu filmuotis. Tai faktas, tu čia nesidėtum, jeigu nemėgtum filmuotis. Aš atėjau daugiau priežasčių turėdamas, negu kad tik nesifilmuoti, bet okei. Vėliau. Bet vis tiek tai jau pasakyti, galėtum šiek tiek daugiau informacijos duoti, nes dabar net trokšt šiek tiek pradėjau. Reikia išgrininti pačią idėją. Tai išsigrininam, viskas gerai. Aš išgrininsiu tą palaidos. Mėlieji, turiu tokį klausimėlį. Ema, Edgarai, Ema, ar mėgstas žaisti? Žaisti, tai faktas. Žaisti kas ką? Nemėgsta? Žaisti. Žaidimus. Galim pabandyti. Staigmenas. Nes mūsų rėmėjas projekto fantazijos.lt skatina nenustoti žaisti ir jie turi jums paruošę staigmeną. Jie norėtų, kad Edgarai, tu iš maišelio ištrauktum čia esančias kortas. Nežiūrėt man? Žiūrėt, ten kortų kaladė. Duoti išsitraukti 3 kortas Emai. Ema, duosi ištraukti kortas 3 Edgarui. Ir tada iš tų 3 kortų turite išsirinkti vieną, kuri geriausiai jūs atitinka ir pasakyti kodėl. Labai paprasta. Kadangi tu komunikabilus, tai prašau kalbėti. Smalsumas žudo. Va dabar taip. Žiūrėti.
Ne, 3 reikia, na? Kaip plačiau. Nu gerai. Ne, šitos neimsiu. Sakai, šitas netrauk. Nu, dabar specialiai šitą trauksiu. Nutrauk. Nu, smalsumą Nu, bet nužudai. pamatysi, aš tikrai sakiau gerai, tarpusai, aš tikrai nemelavau ir tu dabar bereiklą tą kortą ištrauksi. Reikia, aš vidurinę skaičiu geriau. Sakai vidurinę? Ne, tu man sakai šitą, man smalsumą žudo. Tu neklausai manęs blogą ženklą, žinok. 8. Ką tai galėtų reikšti? 8 tai mano skaičius yra. Aš matau. Man tai nebuvo, kad wow, kas čia, ne, iš tikrųjų ten, aš ta prasme kažkokių tai ribų neturiu ir pamatei pirmas įspūdis, oh my god, ir paskui normaliai čia, tai, bet labai pavyko, kad aš 8 ištraukiau, tai ten labai geras, mane visur lydė 8. Kurią rekomenduotų man dabar pasimti? Tu aišku, Aš tam pasitikiu, kurią man. Šitą. Šitą. Na gerai, šitas neimsiu. Nu, vat specialiai. O gal ten slypia auksinė žuvelė. Aš manau, kad tūzas yra geriausia korta iš visoji kaladijai, visoji iš toj kaladijai, tai tūzas. Ir dar kryžių. Nebloga korta. Kryžius jau amen. Visai amen. Na, matau, prisižaidėt, pasilinksminot ir pasijuokėt, o aš su liūdna žinia ateinu pas jūs ir sakau, kad jūsų pasimatymas baigęs. Ir dabar jūs turėsite priimti verdiktą, ar norėsite šią pažintį pratęsti už mūsų studijos ribų. Taigi, kelias sekundės pagalvokit ir dabar aš pasakysiu laidos pavadinimą, o jūs ištarsit savo atsakymą. Taigi, giliai kvėpkit ir pasakyk man... Ne. Neišgirdau. Ai, aš per tyliai gal kalbėjau. Tai koks buvo atsakymas? Ne. Ne, mes turim 2 ne. Aš turiu 2 ne. Kodėl? Emai palinkėčiau sėkmės, sakė, daug keliauja, daug visko nori pamatyti, tai daryk tai, tu prasme, viskas, ką tu nori, tu viską gali padaryti ir taip reikia daryti. O šiaip tai sėkmės tau susirasti antrą pusę, kuri galbūt kartu traukinyje dirbsit, kad nors veiksit, kažkas bus šiek tiek arčiau negu 100 km į kitą pusę, nes manau, atstumas draugystėj nėra geras dalykas. Šiaip viskas gerai, fainas, žaismingas, charizmatiškas, nu bet amžius, nu per jaunas. Tai kada, jeigu bus Kaune, paskambink. Taigi, kartais amžius ir atstumas yra kliūtis pratęsti pažintį. Šiandien naujos poros pas mus nebus. O dabar dar viena nauja pora. Ar jie tiks, ar patiks vienas kitam? Susipažinkime su mūsų dalyviais dabar. Labas, esu Samanta, man 26 metai, esu iš Šventos Akmenės rajono. Esu asmeninė trenerė, dirbu su grupiniam treniruotėm, treniruoju merginas, sudarau mitybos ir sporto planus. Šiuo metu ruošiuosi į jėgos trikoves ir tikiuosi nugalėti. Facebook'e, Instagram'e bendravimas manęs nedomina, mane domina realus bendravimas, tai tas, kuris užkalbins gatvę einančią, tas ir turės mane. Sveiki, aš esu Eimantas, man 31, atvykau iš Kauno. Mano neatsiejama gyvenimo dalis tik tiesiog, kad aš atsisakiau alkoholio visiškai. Esu atlikėjas, dainuoju privačiose šventėse. Mūsų atviras draugystės iširdavo dėl mano kalties, vienaip ar kitaip. Nu, aišku, kalto vieno nėra, bet šiek tiek daugiau aš savo kalties pripažįstu. O dabar, va, tiesiog naujas etapas ir nauji išbandymai, kaip bus taip. Kiekviena plačiai duris, manios grožio, kiek yra tiek ir. Prašau prisėsti. Mano širdis šoka džiaugsmo šokį, nes dar 2 nauji žmonės į avantiūrą leidos. Tai labas. Labas. Koks tavo vardas? Mano vardas Eimantas, kuo tu vardu? Samanta. Malonus, Samanta. Klausk, ko nors.
galėjau suprasti tiesiog, kad labai tylus vaikinas. Mano vyro idealas, sportuojantis, turėtų būti aukštas, taipogi į išvaizdą kaip ir, negaliu sakyti, kad visiškai nekreipiu dėmesio, nes kaip pats gerai atrodai, nori, kad ir šalia žmogus gerai atrodytų, kad būtų pagarbus, sąžiningas, nemeluotų, atsakingas ir šeimyniškas. Supratau. O aš išgirdau, sakei, aukštas, Taip. o tas aukštas nuo kokio ūgio prasideda? Nuo 1,82 m dėkim. Pataikiai. Trūksta porą centimetrų, manau. Niekada dėsim. Aš nesu ten kažkoks ekspertas, kad galiu iš balsų pasakyti, ar žmogus yra aukštas, ar jis yra stambus, ar jis yra... Tiesiog man patiko toksai pakankamai ramus kalbėjimo maniera, ramiai. Kokie planai dėl šeimos? Myli vaikus? Šiaip aš galiu sakyti, kad myliu, iš tikrųjų, galbūt aplinkos daugiau žmonės pastebi tą meilę tiem vaikam, tą rūpestį ir man kažkaip visada sakydavo ir tiek tenais ir artimieji, ir tiek draugai, kad būsi geras tėvas ir tą aš jau senai girdėdavau ir kažkaip 31 ir galvoju, galbūt nelemta arba galbūt tiesiog dar anksti arba tiesiog nesutikai to žmogaus, su kuriuo ir ta šeima ir galbūt susikurtų. Tai. Atsakant į klausimą, taip, myliu vaikus. Supratau. Paklausus Eimanto apie šeimą, buvo ganėtinai keista, kad jis kalba labai taip lėtais, nepilnais sakiniais, nors tikėjausi tikrai tvirto atsakymo taip. Nes pati noriu šeimos, pati myliu vaikus. Tu negali tiesiog išgirdęs klausimą atsakyti taip arba ne ir tai yra tiesiog, tai yra svarbus dalykas ir bet ko gero nepaklausė, turbūt jai irgi tai yra svarbu. Svarbu ir man. Vieną klausimą noriu užduoti, kaip yra su tikėjimu? Nei tikiu, nei netikiu. Tai maždaug ta prasme, taip, nei tikiu, nei netikiu. Tai čia maždaug kaip... Maždaug, kai yra situacija, reikia tikėti tikiu, o kai yra situacijas netikiu tiek. Tiesiog negaliu sakyti, kad labai tikiu į Dievą. Jeigu tai norėjai sužinoti. Nekalbu konkrečiai galbūt apie Dievą, nes šitie dalykai šiek tiek skiriasi. Aš nekalbu apie religijas, bažnyčias, tiesiog kalbu apie tikėjimą už kažką aukščiau žmogaus. Ir netikiu. Netiki? Ne. Supratau. Patikėsi. Pagyvensim, pamatysim. Iš vienos pusės pasimečiau, nes nesitikėjau tokio klausimo, tikrai nesitikėjau tokio klausimo pasimatymo metu, dėkim. Tai aš netikiu, nei tikiu, nei netikiu, tiesiog jis nesuprato to. Daug esu matęs žmonių, kurie netikėjo ir patikė, ir kur sakė, kad ne, paskui sako taip ir, aš tiesiog tarp kitką paklausiau, tiesiog nes, kažką norės tokio labiau savo ir tokio, kad galbūt keistesnio, įdomesnio klausimo. Ką veikėjai gyvenime be darbo, be sportų? Savo Instagram paskyroj vedu savo kasdienybę, apie sveiką gyvenseną, motyvuoju žmonės sportui. Kaip influencerė, taip? Negalėčiau teikti. Neįvardinė savęs, taip? Dar kol kas savęs negaliu įvardinti kaip influencerė, bet tiesiog einu link to. Labai geras atsakymas. Labai geras atsakymas, aš užduosiu jums labai gerą klausimą. Samanta, Eimantai, ar norit vienas kitą pamatyti? Taip. Be abejo, taip. Be abejo, taip. Labas. Labas. Čia tau, jeigu priimsi. Ačiū. Samanta. Eimantas. Malonu susipažinti. Eimantas atėjo į pasimatymą su gėlėm, kas man buvo iš tikrųjų gan keista, nes tikėjau to, likau maloniai nustebinta. Man taip pat malonu. Koks įspūdis? Nežinau, pagal ką vertinti. Šiaip mano akim žiūrint tai puikus. O kaip pačios? Neblogai. 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 Toksai, jeigu iš 10 balės sistemoje.
9 palikim kur tobulėti. Pirmas įspūdis pamačius Eimantą. Tvarkingas vaikinas, prisižiūrintis, išvaizdus. Tas, kad nesportuoja, tai tas jau daug duoda, prisižiūri ir matosi, kad mergina yra, kaip sakyt, mėgsta prabangą. Prieš pasakant lemtingai taip arba ne, mūsų dalyviai savo pažintį pratęs prie Utenos Radler nealkoholinio stalelio. Tai už tą pirmą Be abejo. pasimatymą, pavadinkim taip. Labai gerai, kad nealkoholinis. Jo, ar vartoja alkoholį šiaip? Ne. Aš irgi ne. Visiškai? Visiškai. Aš irgi visiškai nevartoju alkoholį. Taip, prie rimtos progos, tai vieną galiu viršti. Kas yra rimta proga? Gimtadienis, dėkim, nauji metai. Čia rimta proga, sakykim. Ne šiaip, kad penktadieniais. Klubus vaikštai? Ne. Tik sporto. Tai aš irgi. Nebent kažkoks būna tenais ar renginys, ar kažkoks gimtadienis ir tiesiog nueini iš pagarbos ir... Viso pasimatymo metu jaučiaus ganėtinai gerai, ramiai ir tiesiog mėgaujuosi tą akimirką. Noriu paklausti, jeigu eitume į antrą pasimatymą, kaip įsivaizduoji, koks jis turėtų būti, pavyzdžiui, tavo svajonių pasimatymas? Nesu nusistačius, koks viską mėgstu daryti ekspromtu ir tada viskas gaunas geriausia. Ir finansė, nes kai yra nieks nesustyguota, nesuplanuota tiesiog, bet šiaip mėgstu jūrą, myliu jūrą, pasivaikščiojimus prie jūros, net paprasčiausiai valgyti burgerį ant suoliuko yra man romantiška, aš labai romantikė esu, romantiškų filmų mėgėjau, tu? Vat kažką apie paplūdimį, taip pat galvojau apie vandenyną, apie nežinau. Vat iš tikrųjų tu pasidalinai savo pasimatymu ir aš kažkaip labai ten save įsivaizdavau, netgi, aišku, man buvo keista dėl burgerio ar tavęs. Tai aišku, dėl to, kad aš treneris burgeris valgo. Tikiuosi nesupyksit, bet labai noriu jums sutrukdyti. Mūsų rėmėjas fantazijos.lt turi jums užduotį. Tai paprašysiu pirmiausia tavęs duoti damai išsitraukti 3 kortas, o Samanta iš tų 3 kortų turės išsirinkti vieną, kuri geriausiai tave atspindi. Ir vėliau padaryti tą patį. Gero žaidimo. Tai dabar maišau kortas. Nepames geriausio. Čia jau kažkaip labai pareigoja tas kortas. 3 kortas. Bandom. Ir dabar, kuri mane atspindi. Ok. Bandykim atrast bent minimaliai savęs kažkur. Tai dėkim čia. O dabar daug išmušysiu tau, kokią potą. Dar taip nežinau. Gal netyčia susidėliojau. Ir man 3 galima? Jo, ir tau 3. Kadangi sakau, kad loterija nesiseka, dabar turbūt bus fiasko. Kortose pasiseks. Ir kuri tave atspindi. Tu sudėtinga kaip ir man. Labai sudėtinga iš tikrųjų. Ko gero, arčiausiai teisybės yra šitą kortą. Man būtų irgi lengva buvo ištraukti šitą kortą. Tenais iš tikrųjų dėl tų kortų ten žiūrėjau, nes taip galvojau, bet arčiausiai ten tą savo variantą. Ir Samanta iš tikrųjų lygiai tos pačios nuomonės buvo, sako, jeigu būčiau ištraukus į tavo kortą, sako, lygiai tą patį variantą būčiau pasirinkus. Nepaklausiu vieną klausimą, iš kur tu? Iš Ventos, Akmenės rajono. O kur tu? Iš kur tu? Aš iš Kauno. Oi, nenuostabu. Visi dažniausiai būna iš Kauno. Jo, bet visi nėra visi. Tas tiesa, bet paskutiniu metu teko. Kaip kauniečių sutikti. Kaip ir man atrodo, visi keliai veda į Kauną. Visi keliai veda į Kauną, o ar šis pasimatymas veda į antrą? Štai kur klausimas, nes pirmasis jau baigėsi. Ir po kelių akimirkų, Samanta, Eimantai, aš ištarsiu šios laidos pavadinimą ir norėčiau, kad kartu pasakytumėt atsakymą vienas kitam. Susikaupiam, pasiruošiam, paklausiam savo širdies, ką jis sako ir pasakyk man ne. Kodėl ne? Mano balsas nedingo. Tiesiog atsiprašau, kad ne.
Aš Eimontui pasakiau ne, nes tiesiog ne mano tipo vaikinas. Per daug tylus, per daug nedrasus, visiškai priešingybė man. Samantai aš linkiu iš tikrųjų daryti tai, ką jinai dabar daro, propaguoti sveiką gyvenimo būdą ir aš manau, kad gyvenimas yra gražus ir atsiras tikrai vyras, kuriam jinai pasakys taip ir kuris jis bus jos vertas. Samanta pasakė, kad visi keliai veda į Kauną, bet panašu, kad šie mintimi pati nesivadovauja. Šie gražūs žmonės pro šios studijos duris kartu neišeis. Dėkojame mūsų projekto rėmėjams Seabed, šelmingiesiems fantazijos.lt, vasaros skoniui, Utenos Radler nealkoholiniui, pasimatymų vietai viešbučiui Kerpė ir skaniausiam maistui Palangoje Barcode.